Labas vakaras visiems. Tai susijungiame mes į vėlgi labai įdomų pokalbį su gydytoja Asta Keturkienė. Manau, kad tikrai niekam pristatyti jos nereikia. Taip. Ir šiandien šnekėsime tokią temą apie masažus. Ir kodėl mes šnekėsime, nes vis dėlto kalbėjome apie organizmo valymą, apie tai, kad dabar yra pavasaris. Na ir masažai, pasirodo, masažai irgi gali padėti su organizmo valymu. Ne tik jie yra didžiulis malonumas, bet iš tikrųjų pasigilinus ir paklausinėjus gydytojas, anksčiau aš klausinėjau ir tiek daug pasirodo apie tos masažus galima sužinoti ir kokia gili jų nauda. Taigi aš paprašiau, kad mums papasakotume daugiau. Tai gal galite ir pradėti truputėlį mums vis dėlto, kuo jie naudingi būtent ajurvediniai masažai? Na, pirmiausia, tai ajurvediniai masažai aprašyti prieš 5000 metų ir parašyti tose tai vadinamose šventraščiuose, tai Čarakas Samhita, ten ir Sušruta Samhita ir kituose, ir patikrinti tūkstantmečiais. Tai reiškia, jie veikia, jeigu iki šiol naudojami. Ir apskaitai masažai kildinami iš ajurvedos, bet kokie masažai. O ajurvediniuose masažuose nėra tokių technikų, kurios galėtų pakenkti žmogui. Pavyzdžiui, nėra kokių tai manualinės terapijos elementų ar taip toliau. Taip kad, ir kita vertus, tai yra labai išsamus masažas, kai mes kalbėsim, kaip jis veikia, tai gal tada labiau paaiškės, kuo skiriasi ajurvediniai masažai nuo kitokių masažų. Taip, be abejo. Ir nelabai svarbus, dėl ko minėjai, kad dabar pavasaris yra valymosi laikas, aš prisimenu nuo senų laikų mokykloje buvo, kad balandis švaros mėnuo. Reikia tvarkyti aplinką, o save tvarkyti dažnai pamirštame, bet apskaitai valymusi visi metų laikai tinkami, bet gal didesnę paskatą turime, gamta bunda ir mes lyg tai kažkaip turėtumėm nubusti kitokiam galvojimui. Dauguma iš mūsų, aišku, kad jau ir yra tame procese. Ajurvediniai masažai gali būti aliejiniai ir sausi. Tai vat, kaip bebūtų, bet jų poveikis yra labai giluminis. Pirmiausia, tai žinoma, kad aktyvuoja kraujotaką. Tai jeigu tai daro, suprantama, kad kraujas greičiau plūsdamas į audinius atneša daugiau maistinių medžiagų. O limfotaka aktyvuojama irgi labai stipriai veikia valymosi procesą. Kodėl? Limfos kelias prasideda tarp ląstelių. Ląstelės išmeta į jį savo metabolizmo atliekas, veiklos atliekas ir limfa surenka jas. Ir labai dažnai mes turime problemą, kad mūsų limfa, sako, stovi, gal nestovi, bet jos tėkmė ženkliai sulėtėjusi, pati limfa ženkliai sutirštėjusi dėl mūsų hipodinamijos, dėl mūsų per mažo skysčio vartojimo, mes dažnai sėdime darbe. Ir todėl jos aktyvavimas reiškia giluminį detoksą. Kita vertus, aliejai praninka į odą ajurvedinio masažo metu, taip sakoma, iki 5-7 cm. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad maitinama oda ir giluminiai sluoksniai, nes kur bedursime į odą, teka kraujas, tai reiškia, kad kraujotaka yra visa kur. Tai reiškia, kad kraujas įsiurbia tas maistinės medžiagas ir jas plukdo, kur reikia, ten, kur reikia, nuneša, pamaitina. Ir kita vertus, impregnuojama oda vienareikšmiškai. Ir ypač tie sausi masažai, tokie kaip udvartana, tarkime, ten, kada įtrinamos žolės, tai gali būti balinis ajeras, tai gali būti ripalos miltukai, gali būti specialus žolių mišinys į odą, tai tuomet jau tikriausiai limfotaka aktyvuojama ir tikriausiai valymasis geresnis ir žinoma grožiui. Tai jau pagalba išties rimta. Vėlgi, celiulito mažinimas, odos stangrumas, vienareikšmiškai neišvengiami
kabutėse pašaliniai poveikiai. Kuri mažai, kuri norime, turbūt. Kuri mažai, kuri nenori. Tai taip išeina, kad ir imunitetui, kiek aš suprantu, jeigu limfa yra išjudama, tai ir imunitetui padeda masažai sustiprinti, ar aš taip suprantu? Vienareikšmiškai. Dėl kelių priežasčių padeda imunitetui. Viena, kad labai stipriai, dar nepasakiau, labai gerai ramina protą. Ir labai tinka tiems, kurie gyvena nerimaudami, stresuodami, kas bus, jeigu bus, ir nemiega, prastai miega, kurie gyvena persitempę, jaučiant lėtinį nuovargį. Tai jeigu mes mažiname streso poveikį organizmui, reiškia, mes sutaupome tą gyvybinę energiją odžius. Jeigu mes geriau miegame po masažo, o tai yra neišvengiamai, taip, visada taip yra. Tai gal ne po pirmo, gal jeigu labai žmogus sudirgęs, tai, bet vis tiek po kelinto, tai neišvengiamai tai bus. Tai reiškia, mes nakties metu giliau miegodami, mes geriau pasikraunam savo bateriją, mes turim jėgų gintis. Kita vertus, mes sutaupom savo energiją, kuri eikvojama organizmui valytis. Tai jeigu mes detoksikuojamės ar vedinio masažo metu, vėlgi minėjau, dėl limfos aktyvavimo ir dar dėl ko, ką tai paminėsiu, svarbaus, tai tuomet mes sutaupome tą energiją, kurią išlaidaujam, ištaškome visiškai betiksliai. Tai ir žinoma, kad gynybai reikalinga energija tada yra panaudojama tų antikūnų gamybai ir taip toliau. Tai va, tai kita vertus, limfa ir limfinis audinys yra susijęs su imuninė sistema. Dar nepasakiau labai svarbaus, gal tu būtum klausus manęs, dar kažko, bet aš dar labai svarbu, kodėl aliejus yra. Na, prisimenu senais laikais, kada mamos name dariau remontą, ten gerinausi, atgailavau, bet ir šiaip norėjau padėti. Dažiau aliejiniais dažais, aš prisimenu, turėjau guminės pirštinės užsimovus ir visas delnas, kai nusimau, buvo baltas. Aš ten puoliau plauti vandeniu, aliejinių dažų nenuplausė. Vedu prie to, kad toksinai yra riebūs. Toksinai yra riebios prigimties, sunkus, riebus, lipnus. Ir jie sudaro tokias tampres jungtis su mūsų gleivinėmis. Ir kaip ir to aliejinių dažų nuo delno, taip vandeniu toksinų nenuplausi. Tai reiškia, aliejai suardo jungtis tarp toksinų ir gleivinių ir dėl to padeda jiems šalintis toksinams. Tai štai va, tokia dar yra aliejinio masažo paslaptis. Kalbant apie valgymą. Manau, kad daugelis nežino tokio dalyko, nes iš tikrųjų čia toks... Būtent, o kaip mes spintą traukiam per grindis, anksčiau kišdavo lašinio skūrą, tam, kad slystų. Įsingai, tai gal... Toksinams su vėjeliu, kad šalintųsi su daina iš mūsų. O tai tada aš turiu... 700 000. Taip, o tai... Turime. Na taip, o tai klausimas tada, bet kokie aliejai, ar specialiai jūs parenkate aliejus, kaip pavyzdžiui? Na, nusikaltimas tepti bet kokius aliejus. Mes čia gauname įvairių pasiūlymų, kadangi turim savo arvedinių masažų konsultacijų studiją su Satvika, kurią su vyru kūrėme. Gauname tokių pasiūlymų, kurie tie aliejai iš naftos gaminame. Aš pasigūglinau, tai, aš nežinau, kiek turėtų man mokėti klaikiai daug, kad aš galbūt, bet aš nežinau net kaip, nes tai yra labai nedora tepti žmogui ant kūno tai, kas bus įsiurbta. O kad įsiurbta bus tai faktas, antraip, kodėl vaistinė tiek būtų tepalų visokių, kurie radikulitui gydyti, taigi nervų šaknelės giliai, ypač jeigu dar mes turime storesnį riebalinį sluoksnį, vadinasi, praninka tos cheminės medžiagos į organizmą, taip kad aliejus turi būti naudomas tik tai šalto spaudimu. Vienareikšmiškai, čia nesutaupysime. Ir kita vertus mes tai naudojame pagerintą tokį, mes įpilame ant įvairiausių žiedų, pavyzdžiui, levandų, ten veidai, labai kvapnus, aromatingas ir kitokių, vis tokių. Taip, žinau, išbandžiau, galiu patvirtinti. Tada tų visų veiklių medžiagų poveikis prisideda prie aliejus poveikio. Tai yra ir aromaterapija, nes
arvetiniai masažai turi būti malonų šalia visko. Tai yra, leidžiu savo sakyti, bene pati maloniausia grožio procedūra dėl vartotojų teisų, kad kas nors neprikytų, kad pati pačia. Bene, sakau. Bene maloniausia dėl to. O gydytoja, žinokit, aš pastebėjau, esu buvus kitur, kai dar neišmaniau ir neturėjau tokių, nepažinau tokių gerų ekspertų masažuose kaip jūs. Ir iš tikrųjų, mane atsimenu, ne kartą yra tepę šaltų aliejumi ir buvo labai nemalonu. Ir atsimenu, jisai taip neįsigerdavo, aš kokią slidinėdavau, net pati nesuprasdavau. Tai papasakokit truputėlį apie tai, nes ne visi žino. Ne visi žino. Ir aš esu kalbėjusi su keliomis kosmetologėmis, kurios tikrai yra išmanė, bet man sakė, kad aliejuose būtinai turi būti cheminis ingredientas, idant aliejus prasiskverbtų į kūną. Na, kažkoks niekalas. Ne taip yra. Turi būti šiltas aliejus. Šiltas, jis skvarbesnis, jis keistesnis, poros atsiveria. Juk kada šalta, tai net žąsies oda mums darosi, reiškia poros užsidaro. Tai priešingai. Ir iš tikrųjų, jeigu tepti šalto aliejumi, tai manyčiau, kad galima poras užkimšti. O įtrinti pokarščio aliejumi tobulą. Niekada niekam jokių porų neužkimšime. Nebent tas vadinantas kaistantiems tos pito došo žmonėms, jeigu tai yra karšta vasaros diena, tai mes tikrai nešildome aliejaus tada. Jie ir nenori, bet kitų došų, žmonės, pažiūrėjau, ten batinukai, limikapo došas, tai tiesiog nusikaltimas pilti šaltą aliejų. Vėlgi, jeigu tai nearvetinis masažas, tai jo mažai ir ten naudojama masažuoti, tik savo rankų paslidinimu jį naudoja. O dar nepamiršime, kad tą pito došo žmogų, jeigu jį trinsime sausomis rankomis, jis kais labiau ir jam galima aktyvuoti uždegiminius procesus netgi. Taip, kad yra daug tokių subtilių, svarbių dalykų Arvedoje. Nes mes galų galegi kalbame vis dėlto apie ne tik malonumo, bet ir gydomuosius vis dėlto masažus. Tai ir galbūt kas nežino, na ir kaip patys žmonės save aliejuojasi, manau, kad jūs dar papasakot detaliau, kadgi galima jį pasišildyti, kad ir šiltam vandenyje įsidėti mažiuką kokį ten kaušelį į jį ir jisai pašils jums labai greitai. Taip, kaip ant radiatorius šildom palaikyti mažam buteliukai atpiltą aliejų, tai ir savimasažuotis yra būtina. Jau čia tada nėra pasiteisimų, kad neturiu laiko, neturiu pinigų ar ten kaip, nors man labai keista, kai žmonės sako, kad mums su vyru keista, kad na, leidžiam savo pasilepinti, ateinam masažą ir vedinė masažai. Na, va dėl to nežinojimo, kai mes ką tik kalbėjome, žmonės ir naudoja tokius terminus, leidžiam savo pasilepinti. Iš tikrųjų, reiktų sakyti, kad pasisveikatinti einame. Tai štai. O savimasažą, kaip atlikti, turbūt įdomu gal mūsų klausytojams būtų, ar ne? Tai be abejo. Ir savim, bet kad apskritai galima ir juos netgi reikalinga galbūt atlikti, nes iš tikrųjų labai gerai sveikatai ir susijęs su šiuo pavasariu, irgi aš norėčiau truputėlį save pasveikatinti, tai jūs man papasakokit, ką aš galiu daryti, ar tai kiekvieną dieną daroma ir su kuo. Jeigu sausa oda, jeigu šąla, jeigu traška sąnariai, tai žinoma ir neramus protas žinoma, kad idealu būtų kasdieną tai daryti, ypač šaltų metų laiku. O vasarą, kai karšta, galima kas kelintą dieną, nors saulė vėjas nugairina, išsausina odą. Tai darome tai, kada iš ryto ir vėlgi kada prieš dušą. Žmonėms tai būna dažnai nuostaba keliantis pasakymas mano, dėl to, kad nakties metu mes valomės, oda vienas iš valymosi organų ir aliejus suriša toksinus. Tai reiškia, mes įsitriname savo kūną šiltu aliejumi. Jeigu plausime galvą, ypač moteris tai ne kasdien plaunam turbūt galvą, tai tada galima iš vakaro įsitrinti plaukus, beje labai gerai pasitarnauja plaukų augimui, pasitarnauja plaukų kokybei, priduoda elastingumą, žvilgesį plaukams, tai siūlyčiau įsitrinti tauriais aliejais, yra specialūs aliejai ten visokie, bet
Ir tada galima ar užsirišti kokią skarelę ar kepurėlę užsidėti nakčiai ir ryte plauti, nes bent 2 valandas į galvos odą įtrintas aliejus turėtų pabūti. O šiaip jeigu ne, tai mes tepam veidą nuo centro į periferiją, tiesiog įsitriname ir nepriešingai nesustumėme raukšlyčių savo ir galvą, kaklą judiname, tiesiog pasimankštinam, tuo pačiu sukiojam aliejotą ranką tepant kaklo odą. O šiaip tai galima į indą kažkokį platesnį įsipilt arba iš buteliuko visi delną įsipilt kartas nuo karto aliejus, kiekį delne padidinant ir tada triname galūnės, įtriname ir ilgieji kaulai, ilgosios galūnės, pavyzdžiui, tada rankos, kojos, jos trinamos išilginiais judesiais, sąnariai apsukiniais judesiais. Ir ant nugarinio delno paviršiaus reiktų užpilti aliejus ir tada juo įsitrinti nugarą, nes šiaip gal ne visi pasiekėme delno visas kūno vietas. Ir įsitrinam tarpupirščius, išsimasažuojam ir taip pat pėdas, pėdų pirštus išsimasažuojam. Labai sveika ir pėdose be galo daug centrų visokiausių. Tai yra marma taškai. Tai, įsivaizduokime, tai yra taip, kaip mes turime, minėjau, 72 000 kanalų pagal Arvedą. Tai tie kanalai tarsi kurmiaraus, tai ten, čia sodybos mano dabar įspūdžius kalbu, lygino metaforą. Ir kurmiarausi, bet jie kažkur išlenda iš dirvos įkvėpti oro. Tai yra, marmos taškai yra tos vietos, kuriuose mūsų tie nadžiai arba tie energiniai kanalai išeina į paviršių. Tai pėdose be galo daug, dėl to labai ir basomis naudinga vaikščioti. Mano YouTube kanale, Asta Keturkienė, yra paskaita apie tai, kaip vaikščioti basomis ir dar yra visokių kitokių nemokamų paskaitų sveikatos temomis. Tai štai aktyvuojam tuos taškus ir mes aktyvuojam daugybės sistemų veiklą. Tame tarpe regėjimą gerint, tame tarpe nuimam įtampas galvoj visokius. O čia, štai, pavyzdžiui, kakle, retam, kuriam nėra įtampos. O tai reiškia ką? Kad ten, kur raumenys įsitempia, ten yra, populiariai sakant, toksinų balutės, nes ir kraujotaka prasta, limfotaka prasta, nerviniai impulsai prastai sklinda, energija prastai sklinda. Ir kita vertus kakle, tai jeigu yra įtampos, tai reiškia mechaniškai apspaudžiamos smegenys maitinančios kraujagyslės. Čia yra miego arterija. Reiškia, miego galima ir užmigti amžiams, jeigu jinai tinkamai nefunkcionuos. Tai taip, kad labai daug naudų gauname. Tai netgi nepatenka, nelabai, jei suprantu, tada nelabai gera kraujotaka ir mūsų smegenys negauna be abejo, maisto. Taip, ir deguonies stoka, ir maistinių medžiagų stoka tada. O tai reiškia ką? Kad ir atmintis, ir dėmesio koncentracija, tos vadinamos kognityvinės funkcijos, visa tai nukenčia. Ir kiek laiko pabūti įsitrynus, Arvedas sako, yra 7 audiniai. Vieną audinio maitinimui reikia 5 minučių. Tai tobulai pasielgtume, jeigu pabūtumėm 35 minutės, bet retas, kuris iš mūsų tiek galim savo laiko skirti. Tai bent jau 14 minučių, bent jau. Ir tada aš siūlau, kad jeigu mes turim kažkokias praktikas, tai galima apsirengti paprastesniais rūbeliais ar apsisiausti kažkuo ir daryti savo asanas ar pranajamą, kvėpavimo pratimus, kažką ir tada nusidušinti po visko. O tai kiek laiko pabūti su tuo aliejumi įsitepus? 15-40 bent jau, jeigu neturim tų 35 minučių kiekvieną rytą. Ai, tiesiog pabūti. O su kokiu aliejumi? Ar su, aš žinau, kad čia jau toks nuodėmingas klausimas jums su bet kokiu aliejumi. Bet, yra vieni aliejai turi aušinančią savybę, kita šaldant, kita kaitinančią savybės, kiti yra daugmaž neutralūs, tai sezamo aliejus daugmaž neutralus, bet, pavyzdžiui, jeigu kaista kūnas, tai kokoso aliejum galima įsitrinti, saulėgrąžų aliejum, bet yra mano pacientų, kurie apskaitus metus trinasi save kokoso aliejum, tuo tarpu kalena dantėmis iš šalčio ir vaikšto ledinėmis galvomis. Aušinasi save. O šiaip tai yra visokiausių aliejų rūšimas, mėgstama kanaraino ir dar ten visokiausių. Mes Indijoje, kai buvom, tai aš nežinau, aš galėčiau tai veščiau, nežinau, tiesiog nežinia kiek. Ir kam reikia tų masažų turbūt, ar ne? Labai svarbu. Taip. Tikrųjų, tai aš nežinau, kam jų nereikia labai, bet
bet ypač sėdintiems, daug kas iš mūsų sėdi darbe. Ir sėdime, jeigu prie kompiuterio, tai dar persikreipia. Ir mūsų kūno pusės nevienodai dirba, dešinė būna labiau įtempta dėl to, kad pelę laikom daugiau ir taip toliau. Tai ir kita vertus, sėdime, tai reiškia, kraujotaka, limfotaka mūsų prasta yra, be kitko dar. Ne tik, kad raumenys persitempia, nei fiziškai dirbantiems, sunkiai fiziškai, sportuojantiems. Kodėl? Todėl, kad ayurvedinio masažo metu, aliejinio masažo metu mes impregnuojame sausgyslės. O kiekvienas raumuo prasideda ir baigėsi sausgyslė, kuri tvirtinasi prie kaulo. Ir tada mes jų dėka susitraukiant, atsipalaiduojant, lenkiam koją arba tiesiame. Tai jeigu mes impregnuojam sausgyslės, reiškia, jos neplyšta taip. Galiausiai mes esam lankstesni, mes paslankesni esame. Tai dabar aš... Taip, bent prieš jogos asanas, ypač tiems, kuriems sunku prasitempti, aš siūlau bent jau pakinklius ant kirkšnis pasitepti aliejum, įsitrinti aliejum, jeigu nėra laiko visą kūną aliejoti. Kaip jūs laiku pasakėte, žinokit, nes aš ir šitos ir norėjau pokalbio, nes iš tikrųjų pradėjau savaitgalį, išmokau naujų jogos asanų ir žinokit, baisu, atrodo, suplyšiu. Nesitempia. Bet juk logiška. Impregnuoto dalyje. Pavyzdžiui, Indijoje ten ir senų žmonių, jiegi aliejuojasi plaukus, jų plaukai žvilga, stori, su šiauštais plaukais, dabar pas mus nevadinga, bet ten, tai turbūt užuojautos labai susilauktų. Ir sulakuotis plaukais nuvažiuotų, bet jų kūnai elastingi, oda elastinga, nes tai yra jų norma. Tai yra, tiesiog, kasdiena yra. Tai dabar jau aš lipsiu į aliejų vonę, žinokit, mirkysiuos iš karto. Mes Indijoje Končikarmos klinikoje mes gavom aliejinės vonės, mes gavome. Va. Čia Lietuvoje nedaromas, aš kiek jūs kainuotų, nes aliejus labai brangus. O ten iš tikrųjų pylė šiltą aliejų. Mano Facebook'e yra kelta video apie tai. Tiesiog liejo šiltą tokį pokraštį, tengi galima reguliuoti temperatūrą, kokią nori. Tai malonumas neišpasakytas tiesiog. O kodėl, tai ir dar kam reikia? Vyresniems žmonėms, bet ir vaikams, visiems tiem, kuris sudirga, hiperaktyviems, vadinam, jie ir mėgsta paprastai, ir ten galvas pamasažuoti, pėdutės bent jau, bet iš tikrųjų tą turėtumėm tėvai ar seneliai tą daryti, jam pasiūlyti. Ir besilaukiančiom mamytėm, bent jau pilvelius, kad nebūtų strijų aliejuotis, tai labai svarbu. Ir pačiom įsitrinti, gal ten dėl ayurvedinių masažų visaip gali ten, bet mes tai darom, mes turim tokių viešnių, studijos viešnių turėjom labai daug, bet pačiom aliejuotis tai yra labai palanku. Okay. O aš turiu dar jūs klausimą. Kurie sudirgia, kurie didelių krūvių dirba, emociją, psichologinį krūvį patiria. Atsiprašau, taip. Aš, žinokite, visų atsiprašau visų, žinokite, čia aš kalbuosi su gydytoja iš Kalnų, Norvegijos. Tai gali būti, kad čia toks truputėlį ryšys ir mūsų komunikacija, užtat ir mašinai sėdžiu, nes vairuojame, čia truputėlį sustojau tarp kalnų. Tai tokį klausimą dar turiu, kad nepamiršti, nes jūs man kažkada pasakojate apie tai, kad yra skirtingos došos, kalbėjote apie došas skirtingas ir kad pagal tai dar yra ir masažai, kad parenkami, ar taip supratau? Taip, ir aliejus rūšys, ir masažai parenkami, taip, tas sausam šalančiam gal labiau tokie spaudimo elementai, tokie ten, tos kaistančiam pita došos, gal daugiau maigymo vis tokie kapo došos, nes jie pabrinksta labiau, jie kaupia riebalinį sluoksnį, tai jiems daugiau maigymo, žnaibimo, ten tokie kapojimo elementų. Tai tuo skiriasi ir vėlgi ten jiems gal labiau garstyčių koks aliejus, taip. Garstyčių aliejus jiems labiau tinka, tai ir Pančiakarmos klinikos yra parenkami masažai pagal konstitucinį tipą, kaip ir aliejai, kaip ir mityba, kaip ir daug kas kitos procedūros. Tai dėl to labai svarbu. Mes
Jo, mes ne vienodi, bet žinoma, pas jūs atėjus, tai jūs patartumėte, aišku, nes aš kartais irgi buvau išsirinkus, aš sakau, aš noriu šito masažo, o mano Ajurvedos gydytojas sako, ne, tu šito ne, tavo jisai netinka šitas masažas. Tai aš tada... Ir potliai karštais maišeliais, ten su įdarais visokiais, wow. Taip. Labai tokių yra gerybių. Tai fantastišku, tikrai. O dar tada toks klausimas, mes kalbėjome labai daug, bet jau dabar truputėlį į pabaigą, bet ar yra kam netinka kažkokie masažai, ar kada negalima masažuotis? Jo, yra kada negalima, tai kada karščiuojam, žinoma, tada nereiktų tų daryti, negalima, tiksliau, nereiktų, kada mumise yra gleivių susikaupę, kada mes šnarkščiam, pučiam nosį, kada mes kostim šlapiai, tada negalima, nes aliejus gleivių kiek didins tada. Jeigu yra, pavyzdžiui, lūžę kaulai kokie, tai nesuaugę, tai žinoma, kad negalima. Jeigu žmogus psichiškai nestabilus, jeigu jis ten vemia viduriuoja, tai vėlgi, jeigu jis ten kažkokia ten intoksikacija, alkoholio, kažkokia tai dar ten kažkokia, tai tada žinoma, irgi nedarome, ten moterims ne visada darome, bet šiaip tai, o beje, Ajurvedoj, pavyzdžiui, naujagimiai iškart masažuojami yra. Nes gimti, sakoma, gimstant žmogus patiria didesnį stresą negu paliekant kūną. Ir verkia ne vien dėl to, kad kvėpuotų iš streso. Tai kadangi aliejiniai masažai ramina, tai mažas žmogutis iškart, ten, kur Ajurveda yra priimtina, kaip po medicina, tai masažuojame ne ranka, bet, pavyzdžiui, kokią nors kaip vatą ar kažkokį minkštą audeklą pavildantį lygytą sviestą gį ir juo tuo audeklu yra sutepamas kūnelis. Tai va, ir mamytė jau antrą dieną gali irgi masažuoti, irgi patyrė stresą, tai va, alijuoti kūną. O vaikelis kasdien alijuojamas, jam labai tai patinka, įsivaizduojate. Taip, tai tikrai. Tinkamas ir prie ko jis pratinamas tada, prie kokių sveikų įpročių. O tai jūs paminėjote gy sviestą, tai aš tada paklausiu apie tą gy sviestą. Kai jūs pasakojate Indijoje, jūs dabar, kai buvote Pančakarmos programoje, jūs sakėt, kad jūs gėrėte gy sviestą ir jisai ten irgi plačiai naudojama. Taip, rodėte mums šitą džiaugsmą. Ja, tai kai kas bauginasi, sako, netoleruosi, ten negaliu pagalvoti, kratosi, bet pirmiausia, tai yra pagerintas, tai jis su žolėm, su visais dar papildomais ingredientais natūraliais ir jis yra šiltas visada, tai reiškia, jis yra skystesnis, aiškiai šiltas. Ir kita vertus, tolygitos sviesto gy dozė yra parenkama pagal žmogaus virškinimo pobūdą, pagal tai, kiek jisai gali suvirškinti, kokį kiekį riebalą jis gali gauti. Taip, kad labai asmeniškai ir dozuoti, taip, kad nėra taip, kad ten žmogus išgėręs gy, nežinau, kaip vaduotųsi kuo ten vos, nežinau. Tai ir plus, be kitko dar duodama tada laimo citrina šalia valgyti. Ir duodama gerti citrininė arbata ir žalio kardamono sėklytės kramtomas. Tikrai, jeigu ir kyla trumpalaikis šleikštulys, tai jis taip pat numalšinamas. Mano minėtam priemonėm, kodėl reikia duoti pedalį gy gerti, todėl kad mes irgi atmirkome toksinus, suardome jūs jungtis ir tuos toksinus, kurie ir virškinimo trakte, mes jų turime labai daug. Ir ypač storajame žarnyne, ten, kur yra daug tų linkių, apie 70 linkių. Na, vėdarus kepė, gal ir daug kas valgė, gal iš vaikystės. Dabar tai pagalvoti negaliu. Turbūt seniečių švirpinam tokiais patiekalais. Bet pamenam tas linkis. Ir ten įsikūrė, na, ne vienais metais, ne vienų metų patirtį turi, ne vienus metus užsibuvę atliekos sukietėjusios, akmenėjusios. Tai vat jas atmirkom, suskystinam, paruošiam šalinimui. Taip, kad būtina sąlyga alijuotis ir dėl to valyti sausai organizmą, neimpregnavus jo
kokio nors riebalo, na, tai reiškia neišvalyti giluminiai. Tai reiškia, taip, daug geriau negu nieko, tikrai tai yra vertingos, bet koks valymas. Bet mes kalbam apie giluminį valymą. Taip, tas, kuris ilgam yra iš tikrųjų naudingas. Tai tada pabaigai gal galite pasidalinti, na, jūs sakėte, aliejuotis pats gali vos ne kasdieną, o šiaip į masažus, tai kiek dažnai reikia tuos masažus darytis, šiaip tai kaip dažnai iš tikrųjų gydomieji masažai, ką parekomenduotumėt? Jo, geras klausimas. Idealiu atveju tai turėtų būti masažų ciklai atliekami. 10 kokią procedūrų, bent jau 7, 5, jeigu tam nėra sąlygų. Ir tada palaikomieji masažai. Vėlgi, jeigu tas yra šalantis žmogus, sausas žmogus, vata tipo žmogus, tai tada bent kartą mėnesį palaikomosius daryti yra tiesiog būtinybė. Ir 2 bent jau arba 3 masažų ciklai turėtų būti jiems irgi skiriami. O šiltų metų laikų, tai tada galima kas ir pas porą mėnesių, jeigu žmogus pats aliejuojasi. Tai kitiems vėlgi, jeigu tas kapadošas žmogus kaupiantis skysčius, kaip sakiau, svorį, riebalus, tai galima gal rečiau porą kartų metuose darytis tos masažai, bet irgi palaikomieji visiems yra labai svarbus. Ir dar visai pabaigai aš patyriau savim, kad tai reiškia arvedinis masažas po kelionės. Ir mano YouTube kanale yra paskaita, kaip ruošti skrydžiui, nes vata doša sukyla, aktyvuojasi. Aš grįžau iš Meksikos, kur keliavau virš paros laiko ilgai. Ir vyras pasitiko oro uoste su gėlėm, bet ir žiūri, kad link namų važiuoja. Sako, kur važiuojam į studiją? Sako, o tai kaip, tu kitus mokai, kad reikia po kelionių darytis masažų, o tai tu ką? Ir atvažiavau, aliejus kaitas, stalas šilo, žvakės degė. Ir aš tada pati pajutau, ką reiškia patirti arvedinį masažą po kelionės. Tas nuovargis, jis tiesiog, jis kitokio visiškai patapo. Tokie, nežinau kaip ir papasakot, bet ten pojūtis galingas, reikia tai savim patirti. Dėl to ir sakoma, kad prieš kelionės turim gauti arvedinis masažus, po kelionės turėtumėm gauti arvedinis masažus, jeigu norim save prisižiūrėti, nes dar arvedinis masažas yra atjauninantis, reiškia rasajana yra toks žodis, atjauninantis tuo pačiu. Nes kodėl atjaunina? Apvalo ląsteles nuo toksinų, nes antraip toksinai tampa naujų besidalinančių ląstelių sudedamąją dalim, tai reiškia ir audinių sudedamąją dalim. Čia yra ne baika, turėtų gyventi užterštam organizmui. Dėl to mes ir kviečiam į pančikarmą vykti, kad pasisveikatintumėm iš giliai, kad nereiktų tų cheminių vaistų mums dabar arba ateityje, kad mažiau dienų praleistumėm ligoti, nedarbingi, nefunkcionalūs, nesidžiaugiantys gyvenimu. Ir negalėtumėm kitiem padėti tokiam kūnui gyvendami. Tai svarbu. Be abejo, nes reikia ir savimi pasirūpinti pirmiausia, kad galėtume kitiems padėti. Lėktuvė irgi kaukė, sako, užsidėkite pirmą savo. O mes gydytojai buvom, sakom, medicija kurat teipsam, gydytojų gydyk pats save pirmiausia. Taip. Aš ligota, kaip aš padėsiu savo pacientams? Na, ir nebejoju, jeigu mes negarantuoti nežinome, sakime, vieni žmonės nelabai žino, koks ten jų kūno tipas, tos došos ar panašiai, kas jiems tinka, netinka, tai aš nebejoju, kad gali su jumis pasitarti ir jūs jau tada parekomenduosite, ar reikia čia dažniau ar rečiau ir kokie jie turi būti galbūt. Be abejo, šalia to, kad reikia ir maitintis pagal konstitucinius tipus, net ir profesiją. Ne bet kokia tinkama, bet kokio konstitucinio tipo žmogui, taip kad ir sporto rūšys, irgi beje, ir kvėpavimo pratimai, pranajamas irgi yra diferencijuojami pagal konstitucinius tipus, turėtų būti. Ir santykiai. Žinoma. Būtinai, nes ko iš ko tikėtis, charakteris kitoks. Ir tada, jeigu mes patikėtis, tai negalvosim, kad jis tyčia ir visada šitaip. Ir kodėl šitaip? Kiek kartų sakiau, jis vis tiek taip daro, arba jinai. Be abejo, ir jeigu kas nors turi klausimų, ar dar kažkokie neaiškumai, tai aš nebejoju, kad jūs
pasidalinsite arba gali parašyti žinutę, paklausti ir jūs galbūt galėsite paaiškinti, arba iš to iškils dar viena nauja tema ir bus dar viena paskaita paprasčiausiai. Mielai, labai smagu dalintis gautuoju. Ačiū, kad tu tai pasitarnauji, galbūt savo gebėjimais organizuoti. Dėkui. Tik šiandien tokia su nuotykiais diena mums. Brolis susižeidė petį slidinėdamas, tai mes va čia ir kalnuose ligoniniai ir dabar jau po truputį važiuojame namo. Tai va visko būna. Ir tikrai, ir po šiandien slidinėjimo, tai aš nekantrauju dabar išsimasažuoti, žinokite, tiesiog svajoju apie šiltą aliejų. Taip, ir galima prieš vonę, pavyzdžiui, aš visada prieš pirtį, po pirties taip pat, aš nežinau, pirties be aliejaus, man kažkaip taip. Nesusisėja, tai man pirtis ir aliejai, man viskas tada yra viena. Taip. Nuostabu. Dėkui Jums labai už tokį išsamų pasakojimą, tikrai labai labai naudingas ir nebejoju, kad visiems buvo įdomu išgirsti, sužinoti kažką naujo. Aš dėkoju už domėjimąsi visiems tiem, kurie mus stebi, kurie mus klauso. Tai labai labai smagu, kai yra žingeidžios akys ir atviros širdys naujienoms. Dėkui visiems ir linkime mes gražaus ir sveikatingo laiko su šeimomis, nesgi Velykos. Tai tikrai pasidžiaukite pavasariu ir artimaisiais. Ir skirkim laiko savo. Laiko savo, mes nesame egoistais. Mes skiriam tam, kad galėtume būti ilgiau naudingi kitiems irgi. Teisingai. Ačiū tam, galbūt ir sveikatos broliui, sveiki. Būtinai. Ir iki malonaus. Dėkui. Iki malonaus. Iki.